iki karo butas kainavo 15, 18, 20, 25 tūkstančius eurų. To buto kaina dabar nuo 40 iki 60 tūkstančių eurų. Priklausomai nuo vietos. Ganėtinai išaugus. Aukštai būtų nieks nebeperka. Naujas namas, pilnai gražiai įrengtas butas, stiklinis, panorama nereali ir žiūrėk, tau nukritęs 40-50 tūkstančių eurų. Tu kartais netgi neretai atsisveikini su tais miestais, nes jeigu pataiko į tavo namą, tu jau supranti, kad tu tenais jau nebegrįši. Viskas, uždaryta tema. Puslapį verčiam, kur mes keliaujam. Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną sveikinuosi su jumis, Mantas Mikočiūnas, laida Tarp keturių sienų ir studijoje turiu šiandieną Karolį Sankauską. Karolis yra projektavo sprendimo vadovas, Ukrainos rėmėjas ir šiaip geras žmogus. Labas, Karoli. Labas. Tai kaip šiandien miegojai ir ar užteko poilsio? Poilsio neužteko, miegojau labai nuostabiai, nes išmokau per šiuos paskutinius metus labai taupant laiką, gerai imti ir išsimiegoti. Ką veiki Ukrainoje ir tenka kiek jau kartų tenai nuo aktyviosios fazės prieš 4 metus, kuri prasidėjo kartu ten būt? Tai vat, kaip pats ir pasakiau, 4 metus tenka važiuoti į pačią Ukrainą, 4 metus vyksta karas ir pilno maštabo karas ir 4 metus tenka važiuoti non-stop į link fronto. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 87 kartą grįžau vakar iš pafronties. Iš viso esu suorganizavęs 174 misijas, kurių metu nesuvokiamai daug yra padaryta, tai šimtai skaičiuojama automobiliai, 211 automobilis yra padovanotas šios misijos metu, pastatyta mokykla, taip pat yra padaryti tokie dalykai kaip, nežinau, gal kokie 20 kelios fūros maisto išvežtos, drabužių fūromis irgi skaičiuojant, taip pat medikamentai, stiklų akcijos padarytos, kur dovanojami stiklai ir kitos statybinės medžiagos žmonėm, kurių namai yra sugriauti, po to generatorių yra virš 100 padovanota, taip pat yra neperšaunamos liemenės, kurios yra skaičiuojamos beveik tūkstančiais. Taip pat yra daugybė kitų dalykų, monitoriai, EcoFlow, tai yra generatoriai, ne generatoriai, o elektros šaltiniai ir Starlinkai, ir čia galėčiau pasakot, bet kiek žinau, mūsų laikas yra ganėtinai ribotas, tai pasilikčiau kitam kartui. Duok dievės stiprybės tiem žmonėm, aš kaip suprantu, pačiam tenka bendrauti tiek su paprastais civiliais, tiek su kareiviais. Tai būnant tenais, tai bendrauju su visais nuo A iki Z. Kai tu pirmaisiais metais, kai važiavau, tai labai daug teko bendrauti su politikais, nes žmonės pamatydavo, pasakydavo miesto valdžiai, kad atvažiuoja toksai Karolis kažkoks Karolis ir tada su tuo kažkokiu Karoliu susipažindavo miesto valdžia. Tai kontaktas su miestelių merais yra labai labai platus. Taip pat tenka bendrauti labai aktyviai su pačiais kareiviais, nes dabar pagrindė parama yra skirta kareiviams, o civiliai iš tų okupuotų, kurios buvo anksčiau teritorijos ir dabar jos yra jau deokupuotos, kai kurios tai palaikau nuostabius gilius santykius. Puiku. Šitą laidą apie nekilnojamąjį turtą ir mūsų šiandienos tema ir yra pakalbėti apie tą nekilnojamo turto rinka Ukrainoje, kaip jinai atrodo, jeigu apskritai jinai vis tiek kažkokia tai yra ir ta šalis gyvena savo gyvenimą ir klausimas, kaip jinai atrodo. Tai atrodo jinai labai sukrėsta, labai supurtyta ir jinai supurtyta ne kažkokio ekonominių krizių ar dar ko nors, o jinai tiesiog yra natūraliai supurtyta karo. Tiesioginė prasme. Jo, tiesioginė prasme yra supurtyta. Ir čia galima, kadangi Ukraina yra labai didelė, jinai yra didesnė gerokai už Lietuvą, ne tik gyventojų skaičium, ne tik tais plotų, bet ir tuo pačia būsto pasiūla. Tai tie rytiniai regionai, tai patys matom per televizorių, kaip jie dabar atrodo, kaip yra jie sulyginti ir kaip yra jie okupuojant tas teritorijas, kaip yra jie sunaikinti iš Rusijos pusės, o tie regionai, kurie yra arčiau vakarinės pusės, tai jie dabar yra tokiam minimaliai sakant pakilime, nes tenais susikoncentravo daugiau žmonių. Taip, sakykime, taip, regioniniam pakilime, Ukrainos mastu kaip pakilime. Taip, nes, pavyzdžiui, galų gale, tarkim, apie turizmą galim pakalbėti, ne? Tarkim, turizmo objektai tam tikri, ne? Tarkim, tie patys nekilnojamo turto. Tai, pavyzdžiui, kur yra slidinėjimo kurortai Bukovelis, pavyzdžiui.
Kariai, kadangi vaikinai negali išvažiuoti iš Ukrainos, gali išvažiuoti, bet aišku, reikia leidimų tam tikrų, bet realiai galima sakyti, kad jie negali, nes yra tam tikrų amžiaus, kuomet jie gali tarnauti tarnybą iki 65 metų, tai jų nelabai kas nori išleisti. Tai kadangi jie uždirba pinigus kare, tai jie neretai turėdami tas galimybės pailsėti, važiuoti, ne tik tai kariauti, bet ir važiuoti pailsėti, paslidinėti kur nors, tai jie, pavyzdžiui, toksai taškas kaip Bukovelis, tai yra slidinėjimo kurortas Ukrainos, jisai dabar klesti. Ką reiškia? Tai reiškia tie žmonės, kurie yra Ukrainoje, kariai, su savo antrom pusėm, ar tai dar kažkuo, ar tai draugeliai, važiuoja pailsėti. Tai tenais yra užbukintos daugybė vietos, tos vietos yra ne tik tais, kad užbukintos, bet jos ir jų kaina yra gerokai pakilus. Tas pats vyksta ir vasarą. Vasarą ta pati Odesa, ganėtinai būna sausakimša, bet yra ne iš turistų iš išorės, o vidinis turizmas labai klesti. Tai va, nors ir tenais bombarduojama ir rodoma pas mus per televizorių, kad viskas taip vyksta, kaip vyksta, ką mes matom nuolatinį tą bombardavimą, bet yra tas vidinis žmonių migracinis judesys toksai, migruoja žmonės. Tai va, jeigu žiūrint iš turizmo pusės, tai tie kurortai jie pakilo ganėtinai, o tie, kur su nekilnojamu turto objektai, pavyzdžiui, tarkim, prekybos centrų nuoma. Didelį prekybos centrą išnuomoti yra labai labai sudėtinga. Kodėl? Nes jį paprasčiausiai neretai bombarduoja. Turgai, pavyzdžiui, tarkim, Charkovo turgus. Jis yra ne vieną ir ne du kartus bombarduotas. Vėlgi, tu dabar išnuomok vietą, kur tu žinai potencialiai, kad pas tave gali atkeliauti bomba. Taip pat yra, pavyzdžiui, lietuviškos kilmės tinklas Novosas. Tai teko su vadovybė šnekėti ne per seniausiai, tai įdomumo dėlei per užpraeitą mėnesį generatoriam buvo sunaudota nei daug nei mažai 600 tonų kuro. Generatoriam, tiesiog tik tais generatoriam papildomos išlaidos, ne? Tai negana to, kad subombarduoti prekybos centrai, subombarduoti logistikos centrai, kurie yra labai neatstatomi, va taip, opera atstatai. Tai vėlgi, kaip dabar išsinuomoti, kaip dėlioti, tenais ta logistinė grandinė, jinai negali sutrikti, ne? Tai va šitie visi dalykai yra didžiulis rebusas. Nes, pavyzdžiui, pataiko į kokį siuntų tarnybos pašto skyrių, tarkim, Nova Pošta, tarkim, ne per seniausiai prieš kelias savaitės buvo subombarduotas Nova Pošta logistikos sandėlis prie Charkivo. Tai pirmą kartą buvo subombarduotas prieš pusantrų metų, ar tai nepamenu, bet netoliese buvau, tai teko užsukti pamatyti, tai kad jūs įsivaizduotumėte, tai yra keliasdešimt tūkstančių kvadratinių metrų didžiulis logistinis vienetas, jis tiesiog yra subombarduotas. Dabar vėl pataikyta, jis vėl subombarduotas, per tą metų su viršum laikotarpį jis buvo šiek tiek atstatytas, kad reiškia atstatytas, tai iš pačių pigiausių medžiagų jis buvo sulipdytas, aplipdytas ir padarytas. Jeigu nori nuomotis kažkokį prekybos centrą, ar tai nori nuomotis logistikos centrą kaip pavyzdys, vėlgi nėra pasiūlos. Tiesiog nėra pasiūlos. Todėl labai daug ir labai operatyviai dygsta tie logistiniai centrai. Vienas subombarduoja, žiūrėk, už kelių šimtų metrų naujas išdygsta. Ir vėlgi tas dalykas yra, kad visa tai vyksta su tais pinigais, kuriuos žmonės, kaip sakant, turi kišenį. Tai rinkos žaidėjai yra labai pasiskirsti įdomiai, nes, pavyzdžiui, pas mus, jeigu mes planuojame apie kažkokią plėtrą, tai mes mąstom apie bankelį, mes mąstom apie kažkokį planavimą. Ten planavimas yra iš esmės vabankinis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu statai, bankas tau neduoda pinigų, darai optimaliai kuo pigiau, optimizuoji iki begalybės, tikiesi, kad tos kainos neišauks ir tada tu paleidi nuomai. Ir tikiesi, kad operatyviai tau atsipirks. Jeigu neduok die kažkas nepasakys, kad toj vietoj, tarkim, kažkokias bombas gamina tavo sandėlį. Jeigu kažkas pasako, kad kažkokias bombas gamina, pletkas toksai nueina, gandas į Rusijos pusę. Iš Rusijos pusės atkeliaus kažkokia raketa į tą pusę. Ir vėlgi tavo iš to sandėlio, į kurį buvo investuota labai daug pinigų, jisai tiesiog paims ir vieną dieną gali tiesiog susprogti. Bet gyvenimas nestovi ir, kaip suprantu, žmonės Ukrainoje, jie randa būdų ir 4 metai, kelių dienų bus jau kaip vyksta ir ta kasdienybė, kad ir tokia, sakykime, neprognozuojama, bet jinai kažkokia nusistovi. Kaip gyvenamasis nekilnojamas turtas atrodo, kaip žmonių namai, nes gyvent kažkur tai reikia. Kažkur reikia. Tai va, kadangi skirtingi regionai, galiu papasakoti, va, tarkim, apie pačią Borodianką. Va, toks, va, yra Kyjivas ir yra miestai satelitai, kaip pas mus tokie, va, Grigiškės, tarkim, žinai, va, Nemenčinė, Maišiagala, kažkas, va, iš tokių. Va. Tai va, yra tokia Borodianka. Tai įsivaizduoju, pavyzdžiui, iki karo butas kainavo 15, 18, 20, 25 tūkstančius eurų.
Taip atrodė paprastas elementarus būtas, nesvarbu, ar tai vieno, ar tai 2 kambarių būtas, jis maždaug jo tokią kainą. Įvykus deokupacijai, kai rusai dingo iš to miesto, miestas buvo labai labai apgriautas, būtai vėlgi ten buvo irgi ta kaina dar nukrito šiek tiek. Ir po to prasidėjo atstatymas to miesto. Atstatinėjo, kadangi Borodianka buvo tokia kaip miesto žvaigždė, tai tenais pradėjo važiuoti į tą miestą žvaigždę daugybę žmonių iš kitų regionų, nes jisai kaip ir saugesnis pasirodė, tai prasidėjo jo pakilimas. Tuos senuosius daugiabučius, kurie apibombinti, subombinti, arba juos nugriauna ir atstato naujais, arba tuos esamus paima ir juos tiesiog renovuoja. Nes, kaip sakant, stiklai dingia, žiūrėk, kažkokia inžineringa dingusi, pats jisai apšaudytas, reikia jį sustiprinti ir taip toliau ir panašiai. Tai visi šitie dalykai, kai įvyksta, to būto kaina dabar nuo 40 iki 60 tūkstančių eurų. Priklausomai nuo vietos. Ganėtinai išaugus. Ir, čia apie eurus kalbam. Čia apie eurus, jo. Tas kambariukas, tas butukas, kuris kainavo apie 20, jis yra apie 40, 50, 60 tūkstančių eurų. Tai va čia yra tas toks įdomus aspektas. Kodėl? Nes visi žmonės galvoja, kad ten yra saugu, mokyklos atstatomos, viskas yra atstatoma, gatvės perdaromos, nes yra pinigų srautas didžiulis iš tarptautinių fondų, iš tarptautinių partnerių keliauja. Paramos miestas iš esmės atsinaujina taip, kad tu jau net pažįsti to miesto, kas buvo prieš 4 metus, prieš 5 ar 6 ir, kaip sakant, iki karo. Borodianka, ar aš pataisyk, jeigu neklystu, kažkur panašiai kaip ir Bučia? Ten kažkas regionas. Ten Bučia, Irpinė ir Borodianka yra jie skirtingi, nes Borodiankoje gyveno tokie žmonės, kurie nelabai buvo ganėtinai turtingi. Ten yra tokie paprasti darbininkėliai. Bučia ir Borodianka tai jau toksai daugiau turtingųjų rajonas, kur iš Kijevo jau tokie ponai gyvena. Tai ta pati Bučia ir Irpinė, kur yra šalimais, visiškai šalia, besiribojantis iš esmės miesteliai, tokie miestai Kijevo satelitai, tai tenais gyvena po keliasdešimt tūkstančių žmonių. Kaip tai atrodo dabar? Dabar viskas yra atstatyta, tos Bučios gatvės pagrindinės, kuriuose mes žiūrėjome per televizorių, ten kovo mėnesį vaizdai, kai išlaisvino tą miestą, tai kai buvo lavonai, buvo tankai sušaudyti ir visa kita, namai susprogdinti, tos gatvės dabar yra gražiai padarytos. Tenais yra medeliai pasodinti, tenais yra bordiūrai padaryti, ten yra šaligatviai, tie namai atstatyti, gražios tvoros ir visa kita. Tas miestas, tie miesteliai, tai jie jau atsikėlė ir jie jau labai gražiai atrodantis dabar yra. Tai būtent šitie miestai, jie tokie yra pavyzdiniai, kaip atrodo, kaip visa šalis susitelkia, paprašo dar paramos iš kažkokių mecenatų, atstatomi darželiai, galų gale to pačioj Irpiniai darželis Lietuvos statytas nuostabiai gražiai, taip pat Borodiankoje mokykla statyta ir taip toliau ir panašiai. Ir tie visi dalykai iškelia tą vertę, iškelia tą kainą ir galų gale tenais yra saugu. Nesgi vėl, net jeigu taip žiūrint iš tos pusės, o kokio velnio ten sprogdinti tuos visus pašto skyrius ir taip toliau, kurie iš principo grėsmės jokios karinės nekuria tas pačias energetinės infrastruktūros, kai kurios, tai tam, kad palaužt žmonių pačių ukrainiečių valią, moralę visą palaužti, nes matai. Bet pataisyk, jeigu klystu, bet man atrodo, kad tai jau pradeda daryti priešingą efektą, kad jau tai yra tik ta prasme laiko klausimas, kada atstatys ir dar geriau, ir dar daugiau. Ir ta prasme tos gaunasi kaip ta hidra, vieną galvą nukerti, 2 išauga. Ir toks jausmas, kad ukrainiečiai taip išmoko su tuo gyventi, kad net, sakyti, jiem net tai papildomo optimizmo ir motyvacijos suteikia tokie dalykai. Matai, čia galbūt būtų iš mūsų pusės žiūrint, kad atrodo, pavyzdžiai Borodianka, Irpinė, Bučia. Taip, čia yra gražus pavyzdžiai, kuriuose ateina daugybė pinigų, nes ten ganėtinai pasiturinti žmonės apskritai gyvena, nes skaitom Borodiankos, Irpinė ir Bučioj, tokie žmonės, kurie ten jų namai yra tokie, kur pas mus net netrasi. Tai jie labai greitai atsistatė, viskas yra gerai. Bet, pavyzdžiui, tokie miesteliai, kurie yra arčiau Charkivo, arčiau tos fronto linijos, tos realios fronto linijos, tai tie žmonės, draugiškai šnekant, jie yra labai labai nusivylę ir jiem yra labai tokie jau įaugusi tokia didžiulė depresija. Pavyzdžiui, man patiko Iziume, kai bendrau su miesto valdžia, sakau, fontanas pas jūs yra miestelė, įsivaizduok miestelė, kuriame dabar jau vidinės miesto gatvės yra tinklais apdengtos. Tai tu įsivaizduok, važiuoji namo, tu pro tinklais važiuoji, kad į tave nepataikytų FPV dronas, tarkim, paprastas. Bet mieste yra fontanas. Sakau, tai dėl ko tą fontaną padėt? Sako, žiūrėk,
mes jeigu nepadarysim fontano, mes nepastatysime kažkokios kultūros, mes neatnaujinsime kažkokio parko, žmonės bus tokie į depresiją linkę nusiteikę negatyviai, tai mes bent jau kažkokį padarom tokį pozityvų kažkokį taškelį, kuriame būtų atspirties taškas judėti į priekį jo. Tai faktas, kad ta fronto linija yra dinamiška, pafronties miestai, jie smunka žemyn nesuvokiamai greitai. Pavyzdžiui, Svetogirske man teko būti prieš Kalėdas dieną prie Svetogirske. Tai įdomu, realiai iš 4,5 tūkstančių žmonių, kurie gyveno, liko maždaug dabar 30-40 žmonių. Kaip tai atrodo? Tai su pačiu meru pastoviai palaikau kontaktą, tai sako, žiūrėk, elektros mes net jungiam, jeigu tie 30 ar keliasdešimt ar šiek tiek daugiau tų žmonių, jie gyvena tenais. Vandentiekio net jungiam ir nuotekų net jungiam. Ir viskas. Ir tu dabar gyveni pastoviai tokioj apgulty, kur kiekvieną dieną į tavo miestą kažkas pataiko, mieste likusios dabar tik tais 2 mini parduotuvėlės, nes visi prekybos centriukai, parduotuvės normalesnės, jos yra dingusios, tos parduotuvėlės yra -1 aukšte Rusija. Ir tu būdamas tokioj vietoje, kai tu jau antrą kartą matai, kad ateis ruskis, nes pirmą kartą, kai atėjo, tai jis atėjo labai greitai, operatyviai užėmė, atėjo viso gero, jokio išorinio kontakto. Dabar, kai jau užeidinėja, tai jis užeina su naikinimo banga, jis tiesiog naikina viską. Anksčiau, pavyzdžiui, kai naikino vieną pastatą, kitą pastatą, ten dargas, o dabar tiesiog visus iš eilės pastatus naikina, kad nebūtų galimybės paprasčiausiai tenais būti. Tai moralė visą sudaužo ir tu, kai matai, kai pirmą kartą grįždavai, tarkim, namo po pirmosios okupacinės bangos, tai tu matydavai, kad dar tu gali kažką čia prikelti, sudėlioti, galbūt dar kelias plius minus lygus. Dabar tau bus tiesiog dabar nebeįmanoma to padaryti, nes, pavyzdžiui, koks Vovčianskas, irgi teko būti, tai suduok yra miestas 1000 ir tenais visi tie daugiabučiai, 9 aukščiai, 5 aukščiai daugiabučiai, jie yra tiesiog sulyginti su žeme. Tokie šiukšlių krūva, žinai. Tai kaip įsivaizduoti tokios Fabioniškės? Tai Fabioniškės yra pavirtusios į 1-2 aukšto krūvos betono, jo. Monolitkės yra sumėtytos kaip kortų nameliai. Ir dabar tu įsivaizduoji, kaip tu dabar gali pozityviai žiūrėti. Tu žiūri į vieną Ukrainą, kur yra Bukovelėje ar Odesų vakarėliai vyksta, panos gražios, viskas gražu, o kita dalis yra tenais rytiniai pusėje, kur yra nesuvokiamai sparčiai juda ruskiai į priekį. Praeitais metais, aš pamenu, prie Pokrovsko važinėjau, praeitų metų vasarą. Prie Pokrovsko važinėjau ir labai įsiminė vienas dalykas, kai ūkininkai kokiam 3-4 savaitėm anksčiau nuiminėjo derlių. Ir supratau vieną dalyką, tai kad jie daro viską, nes jie supranta, kad rytoj jau tu negalėsi tiesiog nuiminėti to derlių. Nes tiesiog jau tavo ta žemė jau nebus tavo žemė. Tai viskas yra taip sunaikinta, kad nuvažiavusi į tam tikrus miestus, tu kartais netgi neretai atsisveikini su tais miestais, nes jeigu pataiko į tavo namą, tu jau supranti, kad tu tenais jau nebegrįši, viskas, uždaryta tema. Puslapį verčiam, kur mes keliaujam. Tada mes keliaujam iš tų teritorijų, iš rytinių teritorijų, keliaujam į vakarinės teritorijas. Tarkim, į tą patį Lvivą nukeliaujam. Lvive kaip atrodo nekilnojamo turto rinka. Kaip ir Kijeve. Nemažai statybų, nemažai judesio į priekį, nes tos vietos yra santykinai saugesnės yra, lyginant su tom rytiniam, ir tu ten jau gali kažkokį butuką nusipirkti. Tai tu visas santaupas iš visų kampų surenki. Turėk omeny, kad, pavyzdžiui, pas mus Lietuva, kai nori kažkokio geresnio būstą, tai parduodi savo seną būstą, judi į priekį, ten galbūt pirmasis pradinis įnašas, remonto ir dar kas. O ten turėkime omeny, kad nėra kam parduoti, nes niekas to neparduos. Aš, pavyzdžiui, Tai prasme, nėra kam parduoti, ką tu turi omeny? Pirkėjų nėra? Tai kas tu pirks į mieste kažkokį kvadratą, kai tu žinai, kad tas kvadratas tu atiteks rusų zonai. Nes, pavyzdžiui, Bet čia tu apie rytinę pusę jo. Tai neturi tų pinigų ir neturėdamas pinigų, tu turi keliauti į tą vakarinę dalį ir joje pradėti savo naują gyvenimą. Tai tu stovi basas tušęs ir aš pamenu, kai pas mane ukrainiečiai kažkam kartu jie atvažiuoja pas mane į Lietuvą ir aš sakau, tai va čia žiūrėkit, pavyzdžiui, kvadratinis metras kainuoja iki 1000 eurų, aš pamenu, Lvive čia buvo prieš 2 metus. Sakau, tai čia žiauriai geros kainos, nes va čia žiūrėkit Vilniuje čia tokios, tai čia kažkada pas jūs ateis. Sakau, jo, Karli, tu teisus, bet mūsų alga yra 300-500 eurų.
Tai tu, kad ir kiek tu ten kainuos tau tas kvadratas, tau visiems nepavyks to pinigėlio susidėlioti. Plus tau su kreditu yra ganėtinai sudėtinga. Nes jeigu tu nori kreditą gauti, tu negausi tokių procentų, kokiais mes čia disponuojam Lietuvoje. Ir kai mes verkiam, kai šiek tiek pabrangsta arba šiek tiek atpinga, ir mes jau kitaip į tai reaguojam. Tai ten yra daugybė tokių niuansų, kurie yra sunkiai apsprendžiami. Pavyzdžiui, Kijevas. Kijeve man labai patiko vienas draugas prieš karą, mėnesių iki karo, lietuvis, jisai nusipirko butą 14 aukšte, jeigu neklystu, man atrodo 12 aukšte. Tai jisai nusipirko tą butą už 200 tūkstančių eurų, jisai dabar šią akimirką vertas, kokią 160-170. Jis galbūt vertas, bet tų sandorių tiesiog nėra, nes tas butas yra 14 aukšte. Tai aukštai būtų nebeperka? Aukštai būtų nieks nebeperka. Naujas namas, pilnai gražiai įrengtas butas, stiklinis, panorama nereali ir žiūrėk, tau nukritęs 40-50 tūkstančių eurų. Bet apačioje esantis būtai greitimam kokiam name ar kažkur senamiestyje, bet to vietų, kur yra apsuptas kitų namų, žiūrėk, ten jau būto kaina galbūt yra šiek tiek padidėjusi, nes ten yra saugesnė zona. Tai ta tokia keista. Viskas per tą pusę, ne? Jo. Per saugumo prizmę. Visiškai per saugumo prizmę ir dar kitas dalykas yra laikinumas pas juos yra. Todėl prasidėjo dabar labai didelė banga nuomos kainų kilimo. Tai, pavyzdžiui, tose saugesniuose regionuose, kur, pavyzdžiui, Kijevas, Kijevas tai santykinai saugus, bet Lvivas ar ta pusė, tai tenais ta nuomos kaina yra labai 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 išaugus. Nes žmonės neturėdami pinigų, bet jie turi kažkur gyventi. Na čia kaip ir minėjai, jeigu tavo variantas yra tas, kad tu jas važiavai iš kažkur tai ir neturi už ką nusipirkti, tai gyventi kažkur reikia, tai koks vienintelis variantas yra nuomotis? Jo, nuomotis, kelios šeimos 2 kambarių būtą ima, viena šeima vienam kambarį, kita šeima kitam. Čia mes nekalbame apie tai, kad vienas žmogus vienam kambarį, mes kalbame apie šeimą vienam kambarį, kitam kambarį ir taip toliau ir panašiai. Tai toks yra vaizdas, atrodantis tenais. O kaip su šita žiema? Šalta? Šalta ir girdėjau Kijeve sudėtinga ir su komunikacijom ir ta pati kalbėjo apie nuomą, bet aš girdėjau, kad tom pačiom nuomos kainam daro nemažas nuolaidas, nes tiesiog kai kur neateina komunikacijos ir problema. Tai rusai atakuoja infrastruktūrą, inžineringą ir, kaip sakant, sutrinka šildymas. Kai sutrinka šildymas prie -15, prie -25 laipsnių, tai žinom, kas atsitinka, tai daugiabutį reikia jau, kaip sakant, renovuoti iš vidaus, tai visą inžineringą reikia pakeisti, jau ten sienom, susproginėja vamzdžiai jo ir taip toliau ir panašiai. Jeigu elektros nėra, tai tu gali kažkokį generatorių atsistatyti, ten kažkur kiemuose gali centruose ateiti, pasikrauti, nes tokių yra centrų, tokie subėga visi žmonės, ten turi generatorių, kraunasi, šneka, diskutuoja. Bet tie patys namai, jie ganėtinai apleisti, kai kurie atrodo. Tai, pavyzdžiui, čia dabar kaip... Daugiabučiai, jo. Tai kaip už vakar buvau su savanoriais, užsakiau viešbutį, kad mes galėtume nusiprausti, kažkiek pamiegoti ir pabūti. Ir sušilti. Tai 11 laipsnių temperatūros. Elektros nėra. Lemputėm prisideginėja nuo telefono apsišvietimais. Su baterijų tankais, su energijos papildomais šaltiniais jie apskritai tenais judina tą savo elektros energiją į telefonus. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tu tada supranti, kad nors tu esi viešbutyje, kaip ir turėtum judėti į priekį, bet tu tiesiog šali. Tai aš, pavyzdžiui, pamenu, atmiegojau su savanoriais, viešbutį tikrai neblogam, sustriukė, pavyzdžiui. Apsiklojau kažkokią liaudiškai sakant, kaldra, ir su ta kaldra ir dar striukė buvo papačia turėjęs. Nes tikrai buvo žiauriai šalta. Tai visi šitie dalykai, o dieną vaikščiant po visą miestą, tu girdi pastovi generatorius. Nes elektros yra ribotas kiekis, kuris patenka, ir vienam kvartalui įjungia, tada tam kvartalui įjungia kitam. Žmonės pradėjo dabar, pas vienus bičiulius buvo bute, tai labai didelis bumas yra energijos kaupiklių. Čia apie Kijevą kalbėjo. Ar apskritai visoje Ukrainoje. Energijos kaupiklis pasikrauna per kelias valandas. Elektros gauni valandą, 2-3, viskas maksimum. Tada išjungia, pusiau įsispėja pasikrauti, pusiau ne, tu tada tą elektrą naudoji būtiniam apšvietimui, kažkokiam galbūt šaldytuvui ar dar kur nors temperatūrai palaikyti. O visų kitų metų tu arba turi savo generatorių, kuris papildomai generuoja, bet vėlgi tas kuras kainuoja. Kuro kaina yra... Dizelis? Dizelis arba benzinas į generatorius pilamas.
tai kai kurie, tai kuro kainos yra, jos nėra, kad už dyką tenas tu gausi tą kurą. Šiek tiek mažesnis negu Lietuvoje, bet jis nėra pigus. Tai vėlgi žmonės visai mėgina susijudėti. Dar kitas dalykas, kavos negalės išgerti, nes kavos aparatas reikalauja daugybę elektros energijos. Vėlgi, generatorius turi būti didesnis ir taip toliau ir panašiai. Tai ir arbatos, nes Ir virdulys arbatos, irgi ir virdulys, jo. Taip pat ir neišsilygins marškinių galbūt ir taip toliau ir panašiai. Kitaip sakant, tu turi išmokti prisitaikyti ir, pavyzdžiui, jau dabar Kijeve einant, tai jau nėra taip, kad padrikai generatoriai padėti prie durų kažkur tenais ar dar. Ne, jau tokie kartoniniai arba mediniai sukalti generatoriaus tokie boksai, dėžutės, į jį įdėtas generatorius, kur jau, kaip sakant, į orą paduoda ir duslintuvui išeiti tam kūrui sudegusiam. Jau yra irgi atskiras vamzdis padarytas ir tiesiog jau žmonės įpratę gyventi su tais generatoriais. Nes elektros anksčiau, kad suprasti, Ukraina buvo apskritai eksportuojanti energijos šalis. Nes labai daug elektrinių ir taip toliau panašiai, atominių. Dabar jinai nesuvokiama didelį kiekį importuoja, bet importuoja irgi limituodama, nes neužteks visiems. Jeigu visi, kaip sakant, visi įsijungs savo rozetę ir tos rozetės neužteks. O kokios perspektyvos, kaip tu manai, ko galima tikėtis tiem žmonėm, galbūt tiem, kur, kaip minėjai, rytiniai pusėje jiem dar nėra, sakykime, jie neskuba atsisveikinti su tuo nekilnojimu turtu, gal tikslas yra kažkada ten grįžti? Taip, tai perspektyvos yra trumpuoju periodu yra liūdnos, ilguoju periodu galbūt yra linksmesnės, nes čia labai veikia daug labai psichologinis faktorius. Ką tai reiškia? Tai tarkim, hipotetiškai aš esu iš Mariupolio ir Mariupolis yra dabar laikinai okupuotas ruskių. Tai mano būstas, jeigu jis yra nesugriautas, tai jis yra didžioji tikimybė, kad tenais jau gyvena rusas. Iš kur tas rusas atkeliauja, nes valstybė, tai Rusija duoda jiem nemokamai tuos būstus, kurie yra atsilaisvinę, tarkim, ukrainiečių šeima išvažiuoja iš Mariupolio, laisvas būstas, tą būstą nemokamai dalina patiem rusam tam, kad atvažiuotų rusai ir jie gyventų tame mano bute. Viskas, uždaryta tema. Mano bute gyvena rusas. Ir aš noriu į ramesnį regioną. Tai faktas, kad aš nenorėsiu čia keliauti 1000 kilometrų liaudiškai sakant ir pasiekti tą Lvivą, kuriame yra ramiau, tai aš bandysiu keliauti į tam tikrą kitą zoną, tai tarkim į kokį Charkovą. Nuvažiuoju į Charkovą, irgi ten bombarduoja, rizika didelė, kad mano būstas bus sugriautas. Aš jau tenais gyvenu. Tvarkoju. Tai jeigu pasiseka, mano būstas nesugriaunamas, aš tenais gyvenu, būstas yra atpigęs apie 2 kartus. Jeigu, tarkim, žiūrėti... Čia apie Charkivą. Apie Charkivą, jo. Tarkim, mikrorajonuose kokioj Saltovkoj, tokie kaip Fabioniškė, Šeškinė ar Pašilaičiai, maždaug kainą tu gali už kvadratą nusipirkti nuo 500 eurų iki 1100 maždaug eurų kvadratinį metrą. Iki karo tai buvo kardu. Centrinėje miesto dalyje iki karo buvo nuo 2,5 iki 5-6 tūkstančių eurų už kvadratą. Už kvadratą? Už kvadratą. Charkive. Oho. Taip. Jo. Dabar šiai dienai yra nuo 1000 iki 2. Tai, pavyzdžiui, mano yra keli draugai gyvena, kurių būstas miesto centre, aš pamenu, pačio karo pradžioje, sakau, kaip čia tavo būstas, sako, čia mes dar laikomės, dar čia mūsų būstai neatpigė. Po metų pataikė į jo namą, sakau, tai kaip dabar, sako, aišku, ne tai, kad mano būstas apskritai dabar yra neparduodamas, bet jeigu būtų parduodamas ir būtų nesunaikintas, tai dabar šią dieną jisai 2 kartus nukritusi kaina. Tai taip atrodo tas mano būstas. Jeigu aš keliauju link Kijevo, tam pačiam Kijeve mano būsto kaina yra vietomis pamažėjus, vietomis padidėjus. Vėlgi priklausomai nuo teritorijos. Lvive yra kiek kitaip, tai yra jau nebe apie 1 milijoną, o tai yra gerokai daugiau negu 1 milijono žmonių turintis miestas, nes yra karo pabėgėliai. Ir toje teritorijoje jau būstas yra pabrangęs ir tai jau yra normalu iš gyventojų prašyti 1400-1600 eurų už kvadratinį metrą. Jau taip yra ganėtinai pabrangęs, nes aš, pavyzdžiui, kaip pamenu, kai važinėjau į Lvivą pačioje pradžioj, tai karo pradžioj, tai prieš 4 metus tenais kainavo maždaug apie 600-700 eurų už kvadratinį metrą. Tu galėjai nusipirkti naują būstą. Dabar tai kaina yra apie 1,2, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Tai dvigubai tik tai pabrangė. Tik tai pabrangė. Charkive dvigubai atpigė, tai Lvive dvigubai pabrangė. Taip. Ir vėlgi, kitas dalykas, tų būstų nėra tiek daug pasiūlos tam pačiam Lvive, nes ten yra saugiau, žmonės prisibijo. Jeigu mes kalbėtume apie pačias perspektyvas, tai taip, mes galime diskutuoti, nes labai daug užsienio bendrovių steigėsi tenais, bando mėgina supirkinėti tuos žemės kliupus, kurie yra užminuoti, pavyzdžiui.
Tai jeigu man pasiseka, ta teritorija neatitenka rusam, užminuota teritorija išminuoja valstybę, už valstybinės lėšas, nes tu faktas, kad tu pats asmeniškai tu tikrai neturėsi tokių lėšų kuriom galėtum disponuoti ir išminuoti tas teritorijas, todėl tu paprasčiausiai paimi ir tas teritorijas gali, tarkim, nusipirkti už ganėtinai mažesnę kainą. Nes aš įsivaizduoju, čia tokia gaunasi kaip loterija. Visiškai loterija yra, jo. Toks... Arba tau pavyks, arba nepavyks. Charkove nusipirkai būstą, tarkim, pavyzdys. Tai dabar vienas mano bičiulis karys, su kurio prieš kelias dienas bendrau, sako, Karli, aš noriu čia garažus parduoti ir sakau, pala, už kiek tu tos garažus parduodi? Tai jis parduoda 3 garažus su duobe, tai jau ten duobė, tai jau čia prestižas yra ir panašiai, tai jis parduoda už 4,000 eurų. 3 garažus centriniai miesto dalyje. Sakau, kiek prieš tai būtų kaina? Sako, vieno garažo kaina būtų apie 5-6 tūkstančių eurų. Tai kitaip sakant, tas net nedvigubai nupigo, gerokai daugiau nupigo. Tai yra tam tikros būsto kategorijos, kurios pinga daugiau, kurios mažiau, bet esmė yra tokia liūdna. Liūdna tendencija būtent tam Charkive, nes tam Charkive, kuriame keli šimtai tūkstančių studentų netgi būdavo, dabar nėra tikrai tiek žmonių ir tenais, pavyzdžiui, labai įdomu žiūrėti, kaip Lvive McDonald's veikia, Kijeve veikia McDonald's, Charkive neveikia. Prie Charkovo yra tokia Poltava, kur yra 2 valandos iki Charkovo. Tai Charkovo žmonės važiuoja į tą Poltavą už 2 valandų tam, kad nueiti į tą McDonald'ą. Nes čia yra paskutinis McDonald's iki Charkovo, nes Charkovas ganėtinai dažnai bombarduojamas, tai tiesiog žmonės, norėdami pajusti tą vaibelį, liaudiškai sakant, jie važiuoja į tą McDonald's. Tai kuo toliau nuo fronto, to kaina yra kitokia. Jeigu tu nori pasipinigauti, tai tikrai yra puikus metas parizikuoti ir kokiam Charkove nusipirkti vieną kitą butą arba vieną kitą sklypą, kur galbūt tau baigusis karui, tai tikrai net nevėjoju 100% susitikinęs, kad tokio kaip Charkovą tai turbūt užimti tikrai neįmanoma būtų, manyčiau, neįmanoma būtų, tikiuosi, rusam, tai tenais ta kaina padidės. Bet jeigu, tarkim, imtume kokį Krematorską, Slovenską ar Iziumo pusę, neskaitant to Limano ar dar ko nors, tai ten tikrai nerizikuočiau įsigyti būsto. Nes dabar po Pokrovsko eina ta karo banga toliau, tai jeigu, pavyzdžiui, įsivaizdavimui prieš 1,5 metų aš buvau Pokrovske, prieš metus, gal Pokrovske buvau, tuo metu žmonės gyveno, galėjai, liaudiškai sakant, kebabo pavalgyti, galėjai kavos išgerti, jokių problemų nebuvo, dabar tas miestas yra lyginamas tiesiog su žeme, brutaliai lyginamas su žeme. Tu negali vaikščioti gatvėmis, nes skraido dronai ir taip toliau ir panašiai. Kitaip sakant, tenais yra liūdnas reikalas. Tai tokiam kaip Pokrovske, tai tu nenusipirksi būsto, nes tiesiog apie nieką, bet dar yra labai įdomus dalykas, kad aš pamenu, kai buvau Česivjare, dabar Česivjaras dėja, bet rusam perėjo, tai į rusų pusę okupuotas laikinai. Tai paskutinis nuomos dalykas, kareiviai nuomojasi rusius. Ką tai reiškia? Jiegi negyvens tie kareiviai kažkur ten 1., 2., 3. aukšte, nes tiesiog pataikys kažkas. Tai paprasčiausiai nuomojasi rusius, kad galėtų tuose rusiuose būti, iš tenais važiuoti ir kariauti. Sakau, tai kiek jūs mokat už to rusų? Sako, mėnesių susitarė už kokią 20 eurų. Tai tas savininkas leidžia dar savo tam Rusijai būti, nors, aišku, tu gali neprašyti, bet yra savininkas kažkoks, kuris duoda tam galimybę būti Rusijai. Tai čia paskutinis nuomos taškas susijęs su nekilnojamu turtu, pavyzdžiui, tarkim, ta mieste, kuris... Net ir tokia rinka egzistuoja. Netgi tokia rinka egzistuoja. Ir dar tą Rusį kareivių gauti yra prestižo reikalas, nes visi nori tam Rusijai būti kaip kareiviai, nes ten kažkokia saugesnė teritorija, bet ne visada pasiseka. Tai va. Tai iš principo saugumas yra pagrindinis faktorius, aš kaip suprantu, pagrindinis faktorius įtakoja nekilnojamo turto kainą Ukrainoje. Taip. Ten, kur saugiau, ten kainos atitinkamai kyla, nes atitinkamai tokio ir būsto turbūt ir trūkumas yra, nes kaip su statybom Ukrainoje? Ar su statybom, pavyzdžiui, toks dalykas apskritai? Tikrai vyksta. Tų kranų, kur važiuojant, tarkim, po miestą, tai tu jų tikrai rasi, bet tie kranai neretai būna 4 metų sustovėjimo periodo. Tai reiškia, kad jie iššaldyti, jie tiesiog yra. Jau pastatas ir kompleksas yra jau užšaldytas, jau ar tai bankas užpykęs, ar tai kiti kreditoriai užpykę, bet vėlgi, ant ko tu pyksi? Ant to žmogaus, kuris vysto, ant vystytojo, tai vystytojas gi nekaltas. Ir tada, kaip sakant, tiesiog viskas užsišaldo. Stovi kranas modernus, stovi apleista statybų aikštelė su labai gražiais pastatais, daugiabučiais, didžiuliais kompleksais. Bet naujos statybos
irgi dygsta ir tikrai jų yra nemažai, tik aišku, jie yra netokie dideli, ne labai dideli. Taip pat vyksta renovacijos tame pačiame Charkive. O dabar Saltovka yra tas mikrorajonas, toks kaip ir buvau minėjęs, Šeškinė, Pašilaičiai, Fabioniškas ar Šilainiai, kauniečiam, kad būtų aiškiau. Tai tokios vietos, jos iš paskutiniųjų yra renovuojamos. Aišku, su pigiausiais metodais, bet jos yra renovuojamos. Kieno sąskaita? Valstybė? Valstybė dotuoja, žinoma, tik valstybė dotuoja. O vakare tose namuose pagal šviesas matosi, kad ten nelabai kas gyvena. Nes žmonės jau nenori grįžti. Psichologiškai yra baimė grįžti, nes... Kad įsivaizdavimu, kadangi buvo pažiūrėjau, toje pusėje, kadangi dar, tai grubiai tariant, Rusijos siena yra kokia, ten apie 30 km nuo tavęs, tai tavo yra paskutinis daugiabutis per 30 km iki sienos, kuris yra iki Rusijos. Tai tu psichologiškai tikrai nenori tenais gyventi, nes tu supranti, kad vieną dieną gali pataikyti raketą. Dar vienas yra įdomus dalykas, kad sunaikinti daugiabutį ir su raketą pataikyti, ta raketa jinai kainuojanti. Jinai kainuoja ne 10 000 ir ne 100 000 eurų, jinai kainuoja milijonus. Tai neretai, kadangi statybos Ukrainoje yra pigesnės, neretai sunaikinti daugiabutį kainuoja brangiau negu kad jį pastatyti. Jo. Jeigu tu iš tolumos bandai taikyti. Tai va, tai ten yra kosmosas, yra tiek daug įdomių dalykų, įdomių faktorių su ta nekilnojamo turto rinka, kuri yra išsibaršus, išsidėliojus visiškai. Atrodo, jinai tokiam sąstingė, bet smukime žemyn, laukiama kažko. Pavyzdžiui, dabar draugas prie Lvivo statys fabriką. Tiesiog statys fabriką, ten 800 000 kvadratinių metrų. Sakau, tai už kiek tu čia tą žemę perki, žinai? Sako, tai va, perku už tiek ir tiek. Ir tu pasilygini, kad čia Vilniaus rajono kainomis jis perka. Ne ką pigiau negu kad Vilniaus rajone. Tai žemės kaina netgi panaši kaip aplink Vilnių, tarkim, aplink Lvivą, tokia pati kaina. Bet tikėtina, kad ta kaina, ta žemė, kaip ir minėjai, jinai yra labai paklausi, jos turbūt yra poreikis, būtent toje vietoje ten vyksta reikalai. Taip, nes ten galbūt pramonė kažkokia juda ir dar kas nors, nes žmogus, kai valgė vakar, taip valgo ir per karą. Taip reikia nusipirkti produktų, o tą produkciją arba tu gali importuoti, arba gali vietoj pagaminti. Tai nemažai verslininkų stengiasi persikelti iš tų regionų, kurie yra okupuojami arba labai intensyviai bombarduojami į tuos, kurie yra tolimesni. Tai vėlgi, pagal pasiūlos ir paklausos kreivę, kaina kyla į viršų. Dėja. Kas vyksta su tuo turtu, jeigu man į priklausantį turtą pataiko raketa, tarkim, ar yra kažkokios kompensacijos, dotacijos iš valstybės pusės, ar kažką žmonės už tai gauna? Jeigu patenka, tarkim, tavo būstą pateko raketa, tu užfiksuoji ir esi eilėje gauti paramą. Galbūt tau yra kažkokia... Realią? Yra, patos gauna žmonės? Taip, žmonės gauna įvairių yra mechanizmų, tarkim, paprastas dalykas. Tarkim, aš toj pačioj Saltovkoje, hipotetiškai jau gyvenu ne Mariupolio, o Saltovkoje, Charkive, į daugiabutį pataikė raketa, užfiksuoja, aš gaunu galimybę išsirinkti būstą už keliasdešimt tūkstančių eurų, tarkim, kokiam kitam rajone. Kaip pavyzdys Lvive. Bet aš noriu, tarkim, prabangesnio būstą, man trūksta vieno kambario, tarkim. Tai aš papildomai už tą vieną kambarį papildomai ir primoku. Tai va tas mechanizmas, jisai yra, bet norint jame būti, to dalimi būti to mechanizmo, to reikia atstovėti, liaudiškai sakant, tą eilę. Ir gaunasi vėlgi sukūriamas toksai deficitas, kur tau vėl išbrangina kainą nuomos. Nes tu lauki eiliai, kol kažkoks būstas atsilaisvins, tas būstas atsilaisvina, bet vėlgi, jeigu tu esi paprastas civilis, tavo šeimoje, tarkim, nėra kareivio, tai tu esi jau antroji eilėje. Pirmoji eilė visada yra prioritetas kareivio šeima. Gynėjo šalis. Gynėjo šeima. Tai natūralu visą laiką ir Lietuvoje, ir visur kitur gauti kažkokį socialinę paramą, socialinį būstą, visą laiką yra kažkokia tai eilė, tik tai svarbiausia, kad tai vyktų ir kad tai būtų realiai turbūt įgyvendinama. Čia yra turbūt, kad paskui jau tampa tik tai formaliu reikalu, tai niekas
niekas ir į tą eilę galbūt Taip, neviso. taip. Jeigu tai vyksta, tai turbūt tai smagu, kad žmonės gauna ir tokią, ir paramą, ir tikėjimo turbūt irgi to paties Tai prideda. valstybė šiuo atveju tikrai nenusisuka ir jinai labai humaniškai tai žiūri. Kitas dar dalykas, jeigu tarkim į tavo pastatą pataiko raketa, šachedas ar dar kas, ten nėra taip, kad ta skylė būna ar dar kas, nors ten tam daugiabutyje pačiam iš karto operatyviai valstybė užsako langų keitimą priklausomai nuo gyventojų skaičiaus. Ta pati skylė, įvertinus tą būklę, irgi iš karto operatyviai bandoma ją likviduoti. Taip. Aš esu girdėjęs, kad ir tam pačiam Kyjive žmonės pasakojo, kad jeigu pataiko, sakykime, kažkur tai yra, jeigu tik tai kažkokiam kieme atsiranda duobė, greitai atvyksta tarnybos ir likviduoja situaciją. Užkasa, užasfaltuoja. Užasfaltuoja, kad nebadytų akių, aš įsivaizduoju čia vėlgi iš to moralinės pusės, kad nežlugdytų žmonių moralės, nes jeigu tu gyvensi tokiam kraterių lauke, tai pozityvo ir motyvacijos turbūt mažai bus. Tai tu ir jausis kraterių laukia, tokiam menulyje, žinai, išeini ir čia aplinkui vien tik tais krateriai. Tai tas skylės jas ganėtinai operatyviai sutvarko, greitai paleidžia, tai aš net nebijoju, kad kai bus šiltasis periodas, tie daugiabučiai, kuriuose buvo, kur dabar šią akimirką išsproginėja yra radiatoriai, jie tiesiog atgims naujai, vėlgi susitvarkys ir ruošis naujam periodui. Tai va, tokie reikalai. Aišku, miestas galėtų labiau pasiruošti, galėtų labiau būti tos mobilios šilumos stotelės, ką tai reiškia, tai tiesiog būna, va, tarkim, lietuvių bendrovių tikrai yra, va, tarkim, kaip pavyzdys, kokia bendrovė Kalvis, nereklamuodamas, bet sakau, kaip yra, tiesiog yra, jie gamina tokias dėžes, tarkim, mini konteineriukus, kur tu tiesiog gali, nutrūko tau šaltinis šilumos, tu prisijungi tą konteinerį, šildai ar tai malkom, ar tai kitokių biokūrų ir tu tiesiog turi tą šilumą ir tau nereikia atsijungti. Tai vat, galėtų tokių metodų ir tokiais metodais galėtų tikrai palaikyti tą šilumą ir tą, kaip sakant, tą degimą tose miestuose. Tai va šitas dalykas galėtų tikrai būti ir galėtų jo būti daugiau. Gal nesitikėjo po praeitos tikisi. Šiltos? Jie kiekvienais metais tikisi, nes kiekvienais metais kartojasi tą patį situaciją. O atstatyti šilumos infrastruktūrą yra labai labai sudėtinga, nes tų pačių mechanizmų, kad įsivaizduotum, tai ūkis yra ganėtinai pasenęs, yra, ne? Tai vėlgi mes neturime, pavyzdžiui, mes Lietuvočio modernizuojam katilinę, tai mes modernizuojam ją iš esmės. Visi katilai atnaujinami ir visa kita. Tai pavyzdžiui, Vilnius čia, kai atnaujino vieną iš tų šilumos katilinių, tai visą tą įrangą sumontavo ir nuvežė į Ukrainą. Nes tų senųjų katilinių, kurios yra naudotos prieš keliasdešimt metų pastatytos, jų nėra daug. Ir tu bandai sulipdyti tos špižinius neretai vamzdžius ir visą kitą bandai sulipdyti iš to, kas yra. Tenas nėra labai tvaru, nėra labai gerai, bet tu visiems bandai pajungti, kad kuo greičiau. Bet aišku, kai 20 ar 30 laipsnių šalčio temperatūra yra, tai viskas yra pavirti ledą ir tu dabar tvarkyk netvarkės, tau tiesiog nepavyks to padaryti. Tai vat mano pasiūlymas yra neretai, aš jį sakau, padarykite tas kilnojamas šilumos stoteles, nes su generatoriais neapšildysi miestų. Tas dalykas yra. Daug dievės stiprybės jam, kad tos valios ir motyvacijos jos užtektų. Tai ačiū, Karoli, kad apsilankei pas mus šiandieną, ačiū, kad pasidalinai savo įspūdžiais, nenuleisk rankų ir tu, stebėsim tavo ir kitas ekspedicijas į Ukrainą, prisidėsim, kuo galėsim ir stiprybės tau pačiam. Ačiū. Ačiū. Iki. Pas mus šiandieną laidoje buvo projektavimo sprendimai vadovas Karolis Sankauskas ir aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam. Iki kito karto.